Labas vakaras, futbolo gerbėjai. Futbolo TV pradeda tiesioginę transliaciją iš Kauno nacionalinės futbolo akademijos stadiono. Čia jūsų dėmesį 11-ojo turo rungtynės Alytaus Dainava vis dar komanda Benamė prieš Pakruojos futbolininkus. Dabar Juchno smūgiuoja ir iš karto praktiškai šansas, kurį turi Alytaus Dainava. Kas dabar, Baranauskas vienas prieš vartininką, čia tušti vartai, Biržėnis, tušti vartai, tai reikia pataikyti. Biržėnis arčiau vartų. Ten laimi Kovarlavskis, Baranauskas naudojasi to, kad turi gerą korpuso, Baranauskas kairė koja, gražu. 23 minutė Lukas Baranauskas atidaro savo įvarčių sąskaitą šiame sezone, o taip pat leidžia ir Dainavai išsiveržti į priekį. Nepavyko dabar sureaguoti visiškai į šį smūgį Mariui Eltermaniui, aišku, ir gynyba nesupasėjo. Ir čia Juchno. Dar vieną įvartį pamatysime kaip prieš ekraną. Juchno, štai tokią torpedą paleidžia, Marius Eltermanis kamuolį gaudo, bet labai gražiai sužaidė Juchno. Į baudos aikštelę ir ten kam. Ten jau atrodė, kad kris įvartis. Dabar Pocevičius neatidžiai kažkaip sužaidė, leido Atmanavičiui dar prasmūgiuoti. Beniušis atgal Mačiuliui. Mačiulis nelabai turi kaip prasmūgiuoti. Jo perdavimas Lukas Kochanauskas 1-1. Štai taip. Buvęs Alytaus Dainavos futbolininkas baudžia savo buvusią komandą ir lygina rezultatą 38 minutė. Labai gerą perdavimą dabar gavo Lukas Kochanauskas, beliko jo pasinaudoti. Ir 1-1, viskas prasideda iš naujo. Atmanavičius. Ir dabar jau nesakyčiau, kad tai buvo pats teisingiausias sprendimas, nors ten yra Baranauskas smūgiuoja ir Eltermanis kamuolį gaudo. Čia pavojingas smūgis, Eltermanis jau nebūtų išgelbėjęs komandos šalia vartų. Ir Mačiulis. Arčiau vartų, tačiau nesėkmingai pakeltas kamuolys. Yra Skroblas, jis arčiau vartų ir pakankamai pavojingai viskas baigės, tačiau galop kamuolys pas Aurimą Dubicką. Strauskas smūgiuoja, nepataiko į vartų plotą. Čia smūgis ir Marius Eltermanis reaguoja. Kochanauskas. Koks geras perdavimas dabar, kurį atlieka Slavickui. Slavickas. Kochanauskas. Pats muša ir muš. O, mano dieve. Slavickas spėja prie kamulio. Spėja atiduoti ir perdavimą į baudos aikštelę. Tušti vartai. Ir Aurimas Dubickas. 10 balų iš 10. Tai jau šansas Kruojai. Yra Beniušis, yra Kochanauskas, Beniušis. Ir vėl trūksta centimetrų Kruojai. Koks geras šansas. Čia į baudos aikštelę, bet ten nieko nėra. Juchno, jo smūgis pažemė, labai pavojinga. Mačiulis smūgiuoja ir Aurimas Dubickas. Bravo, patikimai žaidžia. Strauskas. Mačiulis. Jis smūgiuoja ir šalia virpsto skrieja kamuolys. Slavickas. Jo perdavimas Kochanauskai, nuošalės nėra. Lukas Kochanauskas į skersinį. Juchno. Na, reikia kaip prieš ekraną. Juchno. Nedaug trūko iš tikro. Dainava bando reksti savo ataką, tačiau teisėjas švilpia. Šios rungtynės baigėsi 1-1. Lukas Baranauskas ir Lukas Kochanauskas įmušė po įvartį, o Dainava antrame kėlinyje atlaikė didelį Krojos spaudimą ir dievų pagalba sugeba iškovoti tašką.